Tai yra, esu iš Labdaros ir paramos fondo Frida. Prieš tai dirbau ir įkūriau Kauno moterų draugiją, tai 12 metų nevyriausybiniam sektoriui ir 12 metų dirbau su moterų teisių problematika ir konkrečiai smurto prieš moteris įveikimo srityje. O kadangi tai labai susiję dalykai su lyčių vaidmenimis, su lyčių stereotipais, tai apie tai ir norėčiau šiandien pašnekėti. Kaip Jūs manot, kada prasideda... Ne taip paklausiu. Jūsų draugiai gimė vaikas, ką klausat pirmiausiai? Žiniukas ar mergaitė? Aha, o kodėl? Vardu gali dar nežino. Lytį jau žino. Lyties klausia, o kodėl? Nes nežino, ar žalus ar mėlynis drabužis, nes galvoju. Aha. Tai aš labai ironiškai. Aš suprantu, kad ironiškai. Kaip manot, kada atsirado tie rausvi ir mėlyni pasauliai? Žinot? Natūralu čia. Baikit to. Tada nepasakosiu. Visi žino. Prašau. Tas natūralumas ne visai, kaip pasakius, nes pradžioje buvo rožinė būtent vyriška spalva, mėlyna būtent mergaičių spalva kažkaip. O dar anksčiau? Dar anksčiau prieš Pirmą pasaulinį karą 20 amžiui. O Lietuvoje netgi ir iki Antro pasaulinio karo. Balti rūbeliai, visiems vienodai. Berniukam mergaitė turiu savo tėčio nuotraukas ir jo brolio nuotraukos, visai mažuliukai buvo sėdi su tokiom baltom suknelėm. Labai patogu išskalbti. Nespalvotos nuotraukos buvo netuomet. Ką? Nuotraukos nespalvotos buvo. Ne, tikrai balti, žinok. Va. Ir žodžiu, o tą posakį garsųjį, bet tai, kad man neįdomu su jums šnekėti, jūs nesiginčysit čia. Kad mes esame tie iš skirtingų planetų į Žemę kažkaip netyčia nusileidę, visi girdėjot, ar ne? Tai iš kurios planetos jūs, pavyzdžiui, dvi esat? Žemė. Neseniai mūsų organizacijos buvo filmo peržiūrų diskusija apie romantinius santykius. Tai jauna psichologė trenkė kumščių stalą, sakė, taigi aišku, kad iš Veneros ir iš Marso skirtingos lytis, visiškai skirtingi supratimai, suvokimai, smegenys skirtingos, viskas skirtinga ir čia nėra ką kalbėti. Tai pagalvokim dabar visi, ar tikrai mes tokie skirtingi ir kokie argumentai mus prie to priveda. Kas mano, kad iš prigimties vyrai ir moteris yra skirtingi? Čia gudrus klausimas, suktas. Visi dievai. Nes jeigu troliai, tai blogai, jeigu ne troliai, tai blogai. O tai dabar tai sakyk. Jūratė? Skirtingi ir vienodai. Biologinių skirtumų yra, bet socializacijos prasme, tai man atrodo, kad mes esame Gal nepriėjom socializacijos skirtumų. Gerai, kokie tada skirtumai? Yra biologinių skirtumų. Hormonai visai. Du pagrindiniai skirtumai. Vyrai kaip grupė yra raumeningesni už moteris kaip grupė, bet atskira moteris gali būti raumeningesnė už atskirą vyrą. Ir antras skirtumas, dauguma moterų gali gimdyti vaikus. Tai čia yra genitalinis skirtumas. Hormonai jau yra pasekmė. Po apsivaisinimo vystosi visiškai iki 8 savaitės visiškai vienodai embrionai ir visiškai lyties nesimato, nors chromosomos X ir Y jau ten yra. Tada pradeda jau diferencijuotis į berniukus ir mergaitės po trupučiuką. Niekada nebuvo padarytas eksperimentas, kad neskaitant Mauglio, kuris yra išgalvotas personažas Rudyardo Kiplingo knygoje, o paskui filmukuose, kad užauginti vaiką be socializacijos ir be aplinkos auklėjimo įtakos. Tai būtų visiškai nehumaniška ir nežinia, kas iš to išeitų, galbūt užaugtų net ne žmogus, kaip ir turėtų būti berniukas vilkas. Tai čia filmukė jisai buvo toks labai protingas ir fainas.
Todėl mes vis dėlto turim nagrinėti, kažkiek sąveikauja biologinė lytis su socialinės aplinkos įtaka, bet daugiau kultūrinės įtakos mes vis tiek matome per auklėjimą, per socializaciją. Mes pirmoje ir antrose dalyse daug kalbėjome apie šeimą, dabar truputėlį pakalbėsime apie šeimą, paskui apie mokyklą, kiek spėsim. Ir dabar aš jums noriu tada užduoti darbą grupėse, prašom šalia sėdinti savo žmogų, po 2, sakykime, ar ne? Aš jums parodysiu 2 stulpelius. O kodėl man nerodo? Dar kartą? Kadangi lietuvių kalba turi ten vyriškas, moteriškas giminės, tai aš čia surašiau, kad nebūtų aišku, kas čia. Pagalvokite, kas yra kairiam stulpelį, koks žmogus čia yra ir koks yra dešiniam stulpelį. O, ne tą parodžiau. Ne tą parodžiau. Ne tas stulpelis. Na, čia Vilma man sakė paspaudoti. Nu, tai kaip dabar? Pas mane tai tą rodo. Nu, kad matau. Šitą. Šitą rodė. Ne tą. Rodžiau. Šitą rodo. Nu, dabar gerai šitą. Gerai. Tai prašau, kas kairiajam, kas dešiniajam, kokios asociacijos kyla, kokį žmogų matom vienam ir kitam. Laisvos asociacijos. Jeigu asocijuojasi su lytim, prašom sakyti taip, jeigu ne, tai ne. Tiesiog. Nu, kadangi laiko turim nedaug, tai prašom, kas nors pradėkit. Tai kairiai vyras, dešiniai moteris. Arba kaip aš šiandien sakė, tai vienoj pusėje feministė, kitoj pusėje nefeministė. Nepriklausomai nuo lyties? Tai vienoj pusėje vadovaujantis iš mūsų, tai paklausinus. Pagal pavadinimą. Jeigu griežtai laikysimės 19 galbūt, o gal 20 amžiaus tų stereotipų, nu galbūt ir galim taip atskirti, kad čia labiau panašu į vyrą, ten labiau panašu į moterį, ne? Bet turbūt kiekvienas iš jūsų pažįstat ir vyrus su kitokiom savybėm, ir moterų su kitokiom savybėm. Ir dabar pabandykit uždengti vieną stulpelį, įsivaizduoti žmogų, kuris tik tai toks, ir kitą žmogų, kuris tik tai toks. Turėtų būti blogai kai kuriuose gyvenimo situacijose, ar ne? Kažkada reikia būti ryžtingu, kažkada reikia būti atsargiu, kažkada reikia susitvarkyti, kažkada nepajėgi susitvarkyti ir turi paprašyti pagalbos. Čia tas garsusis atvejis, kad kelio neklausia niekada ir bando susiorientuoti patys žmonės ir važiuoja ratais nežinau kiek laiko, nes nevyriška klaus pagalbos ir kelio pasiklaus. Čia tiesiog paprastas toks dalykas, kad labai vienpusiški būtų žmonės, jeigu jie būtų iš tikrųjų pagal stereotipus. O kodėl stereotipai apskritai naudojami gyvenime ir kodėl daug kas iš žmonių jais vadovaujasi? Kaip jūs manot? Patogiau. Tai yra tam tikri šablonai, kur patogu susiorientuoti. Tai dabar vienas iš tokių pavyzdžių sako, aš esu džentelmenas, vieną iš mano džentelmeniškumo pasireiškimo aš praleidžiu moterį pro duris pirmą. Ypač išleidžiu iš patalpos, sakykime, atidaroju duris. Istorikai sako, nežinau kiek tai tiesos, nes tuo metu istorikai dar negyveno, kai urvuose žmonės gyvendavo ir mamutus medžiodavo, kad moterį išleisdavo iš olos pirmą ant mėsų, tas vadinamas liaudiškas posakis. Nes galbūt grėsmė kažkokia tyko ir netaip gaila prarasti silpnesnį grupės narį. O tuo labiau, jeigu jinai jau atlikusi reprodukcinę funkciją savo, ar dar kažką padarusi.
O tada sako, aš džentelmenas, aš paleidžiu moterį. Žodžiu, stereotipai yra, kai mes elgiamės šabloniškai ir visiškai nepagalvodami, kaip atsirado tos klišės, kaip atsirado tie modeliai ir periminėjom tos modelius iš kartos į kartą. Su šito aišku. Dabar vėl nežinau, su kur paspaus. Nu, aš spaudžiu į tą pusę. Dar kartą. Aha. Va. O dabar truputėlį, kadangi, kaip sakiau, auklėti vaiko atsietai nuo aplinkos neįmanoma, prasideda tas auklėjimas skirtingas berniukų ir mergaičių labai anksti, netgi iki gimstant vaikui. Labai dažnai pastebima, kad kalbasi su dar negimusiu, toks gražus žodis, įsčiuose esančių embrionų. O tu mano gražuoliam pusimoji, arba o tu mano tokia geras futbolininkas, bus sportininkas, kaip spardosi stipriai. Nu, vienu žodžiu, skirtingai reaguoja, gimus skirtingai reaguoja. Ir skandinavų tyrinėtoja ir lyčių lygybės specialistė Mia Hanstrom yra pasakiusi, kad kol berniukai gyvena savarankišką gyvenimą, nu, gal dabar kompiuterio eroje truputėlį tai yra ne tiek aktualu, bet tai ypatingai būdavo, kai vaikai žaisdavo lauke ir socializuojasi daugmaž patys, suaugę užsiima mergaičių auklėjimu. Nu, tai va, truputėlį paaiškina, kodėl tos savybės ir išugdomas. Vienų tokios, kitų kitokios. Ir labai svarbu, ypač dirbantiems su vaikais, tiek pedagogams, tiek jaunimo darbuotojams, tuos organizacijų arba grupių modelius žinoti teoriškai ir paskui matyti praktikoje, kas darosi. Nes iš tikrųjų tie skirtumai, kurie aš kaip ir sakiau, nelabai įmanoma atskirti, kas tai yra iš prigimties, kas tai yra socializacijoje, bet didžioji dauguma vis dėlto sveikas protas rodo, kad tai yra kultūriniai išugdyti skirtumai. Jie po to daro įtaką ir tarpusavio bendravime ir daro įtaką vaikų bendravime ir su suaugusiais. Tai va, merginos bendrauja būreliais, vaikinai bendrauja hierarchiniu modeliu arba piramidė. Aš grafiškai parodysiu, kaip tai atrodo. Piramidė tai yra truputėlį panašu, negražiai dabar pasakysiu, į gyvūnijos pasaulį, vyrai neįsižeiskit, nu iš tikrųjų tai yra vis dėlto atsinešta iš tų laikų, kai mūsų protėviai gyveno gaujomis, grupėmis, įsiaiškina hierarchiją pagal fizinę jėgą, gal šiais laikais pagal kitokius kažkokius gebėjimus, galbūt pagal pinigus. Ir piramidės viršūnėje yra alfa patinas arba tas lyderis. Ir paskui, na taip visai paprastai, bet tai yra paprastesnis modelis negu ta moteriška vadinamoji būrio kultūra. Būrio kultūra tai jau yra sudėtingas dalykas, kadangi merginos ir turbūt suaugusios moteris, ypač kurios nereflektuoja ir kritiškai nepermasto savo to paauglystėje ar vaikystėje perimto modelio, jos bendrauja poromis, būrio centre yra pora karalienė ir tai nėra, nu taip vadinasi, tai nėra ar stipriausia, ar gudriausia, ar kažkas, bet tai yra mergina arba dvi merginos, kurios geriausiai sutvarko savo būrelio santykius. Vėl, kad merginos yra išmokomos reaguoti į kitų žmonių emocijas ir atliepti tas emocijas ir tuos santykius vienaip ar kitaip reguliuoti. Tai gali būti gerąja prasme, tai gali būti tiesiog žmogus, kuris labai moko bendrauti ir visam būreliui sukuria šiltą bendravimo atmosferą,
Bet gali būti ir ta prasme, kad žmogus, kuris moka manipuliuoti ir sugeba išstumti iš to būrelio, kur kas jai nepatinka ir arba jos draugė nepatinka. Ir visos kitos poros yra grupiai tiek vertingos, kiek yra arti prie tos poros karalienės. Čia vadinasi tos iš Holivudo filmų, jeigu žinot, tai aišku visi esat matę bent vieną kitą, tai čia tos populiariausios mokyklos arba klasės merginos, tai jos užduoda toną ir pagal jas visi kiti gyvena ir elgiasi. Ką su tuo daryti? Ir kodėl tai yra blogai? Kaip sakiau, vienas dalykas, mes vystom vieną savo asmenybės pusę, mes vystom vieną savybės. Kitas dalykas, tarpusavio santykiuose yra dar stereotipai papildomi, kurie sukelia jau tiesioginį pavojų mūsų ir sveikatai, visų pirma psichiniai, paskui netgi ir fiziniai sveikatai kai kuriems iš mūsų. Tai yra smurtas lyties pagrindu. Jeigu, sakykime, imkim dabar heteroseksualias poras, bet šitas bendravimo modelis perimamas neretai būna ir į homoseksualių porų tarpą. Už pernai metais dariau tokią nedidelę, ne visai reprezentatyvią apklausą tarp homoseksualių ir biseksualių moterų porų. 25% paminėjo, kad taip pat patiria smurtą. Tai reiškia maždaug tas pats procentas, kaip ir heteroseksualių porų tarpe, gal čia didesnis heteroseksualių yra 30%. Reprezentatyvių labai apklausų Lietuvoje tyrimų nėra daryta. Kodėl tai yra ir apskritai, kas yra smurtas prieš moteris, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jums pasakytų, kad tai yra skurdas, kad tai yra alkoholis ir kad tai yra, o vyrų krizių centrai jums pasakytų, kad tai yra vargšai vyrai, kurie yra traumuoti savo tėvų šeimose ir jie tenai frustravo o pirmą kartą frustravo iš visko, kol buvo gimdoj, kadangi jisai moters gimdoj turėjo berniukas išsivystyti. Čia yra tikri žodžiai, tikra citata, čia yra toks psichologas Arūnas Kūras, jeigu žinot, tai jisai čia jo yra, čia freudisinis toksai požiūris. Iš tikrųjų, tai yra nevienodas galios pasiskirstimas smurto prieš moteris priežastis. Ir jau 3 metų vaikai žino, kad mergaitės yra kažkodėl prastesnis negu berniukai. Kaip vaikai tai sužino, turbūt perima iš tėvų elgesio modelio, bet mes pilnai turime tokių pavyzdžių ir literatūroje, ir filmuose. Po truputėlį atsiranda moteris herojas, bet ilgą laiką buvo daugybę kartų užaugo su tokio, kur herojai būdavo tik vyrai ir tiesiog arba moterų visai nebūdavo, arba jos meno kūriniuose vaidindavo aptarnaujančio personalo vaidmenis, ar ne? Arba aistros objektas, kurio reikia siekti su visokiais įmanomais būdais ir tas siekis kartais atneša arba tam aistros objektui nelaimę, arba tam siekiančiam riteriui nelaimę. Tai čia apie kitą tą stereotipą dar norėjau pakalbėti. Kai bendraujame tarpusavyje, ir čia buvo daug kalbėta apie patyčias mokykloje, tam konferencija skirta, tos patyčios irgi labai susijusios su vėliau patiriamu moterų smurtu. Žiūrėkit, kaip, dabar nekalbam, kai šaiposi, arba kaip užgaulioja, mes dabar gal kalbam, kaip rodo dėmesį ir kaip kabina. Kaip, ką daro? Vaikinas mergina kabina kokioje 6 klasėje. Arba gal net ankstesnį. Ką daro? Nekabino ne vienos. Laukus tampo koją pakiša, kumščiuoja. Sijono pakelimas, tai aš čia nežinau, jau čia galbūt tai iš smalsumo, kas po to sijonų, nes lytinio švietimo nėra, tai nežino. Ir visokių tų tokių dalykų, bet susisieja vaikam simpatija
gal net pirmoji meilė, ar dar kažkas su skausmu, su įžeidimu, su pažeminimu, su kažkuo. Šitie dalykai susidaro kaip sąlyginiai refleksai kažkokie. Kuo mes daugiau kartosim tokius dalykus ir kuo aplinka visa labiau tai toleruos, o suaugę dar, jeigu mergaitė ateina pasiskūsti ar pasiguosti, suaugę dar dažnai pasako, tai ko tu pergyveni, tai tu patinki, tu pažiūrėk, tu pusiai klasės patinki, kad tave čia visi kumščiuoja ir šūkų tampo. Va šitie dalykai užsifiksuoja. Kitas dalykas užsifiksuoja, kad apskritai patikimas yra susijęs su skausmu ir kančia. Meilė irgi su skausmu ir kančia. Per visus didžiuosius meno kūrinius, kas operos gerbėjai, tai tikrai žinot ir Otelą, ir Carmen, ir Traviatą. Visur kažkas kentėjo, kažkas kažką žudė, smaugė, nudūrė ir kažką tokio padarė. Jeigu santykiuose to nėra, ką tai reiškia? Nėra meilės. Mes neseniai darėme savo organizacijoje tokį kokybinį tyrimą jaunų porų romantinių santykių kokybę. Klausinėjom 16 kokybinių interviu padarėm su merginom. Čia kokybinis tyrimas, tai nereikia daug tų informantų turėti, bet tendencijos yra blogas. Merginos net pažįsta pirmųjų smurto ženklų santykiuose, o jeigu atpažįsta, tai jom atrodo, kad čia yra kaip ir visai normalu. Arba netgi pačios irgi elgiasi adekvačiai. Tu manęs nepavydi, tai tada aš nueisiu su tavo draugu pasimylėt ir dar padarysiu taip, kad tu sužinotum. Nes tada tu pavydėsi ir tada tu, kaip sakant, kelsi sceną. Ir čia yra vadinamieji toksiniai santykiai, labai populiarūs. Tai reiškia, kad žmonės vis bando įsitikinti, kad ta meilė dar yra ir kad drugeliai pilve dar plazda. Nes meilės hormonai veikia organizme ne tiek ir ilgai, nuo 18 iki 30 mėnesių kulminacija, paskui darosi toks stabilesnis ryšys, žmonėm nebeįdomu. Žmonės įpratę, kad turi kunkuliuot, plazdėt, spurdėt ir tada daro savaime, daro papildomus žygius, kad to pasiekti ir susigrąžinti tą būseną. Tai reiškia, o adrenalinas yra vienas iš neuromediatorių, kurie gali padėti šitą dalyką daryti. Tai susipyksta, o po to susitaikymo metu vėl toks tam tikras santykių pakėlimas. Bet tik tai jau į pabaigą, ne? Ir čia riba labai yra slidi ir visada, kada mes nuslystame elgtis ne kritiškai pamastę ir nepagalvoję, mes įpuolam į stereotipų pinkles ir mes nukenčiam vieni arba nukenčia ir mūsų aplinkiniai. Tai tiek ir norėjau su jumis pasidaryti. Ačiū.